Labas. Ką? Žiūrėsim kiną, ne? Nu, taip. Kokį čia rodys? Rodys... O gal iš vis apsiekim, bet tų kažkokių technologijų. Tiesiog pakalbėkim apie tai, kas nutiko, kas vyksta ir kas vėliau vyks. Tiesiog galim su galvoje prisiminę kažkokias klaidas, iš jų pasimokyti. Geriausia, aišku, iš svetimų klaidų mokytis. Ir po to dar sugalvoti, kaip daryti tai, kad dabar ką daryti. Tam, kad ateityje materializuoti kuo daugiau. Tai minčių švara ir atitinkami veiksmai. Taip, kaip tik vat, kas vyko ir dabar vyksta, tai lyg ir karantiną švelnina, bet kažkaip čia vat gąsdina per visur žiniasklaidą. Neatsipalaiduokit, ne? Neatsipalaiduokit, čia tuoj vėl bus, kaip duos, tai ten kai kurie iš vis net rašo, kad ten dabar kaip mirs, tai sako, išmirs krūvos žmonių. Bet iš tikrųjų laiku spėjau grįžti iš užsienio. Šiek tiek galvojau, va, pakeliausiu, ten kažkur padirbsiu, buvau Tenerifėj, buvau Airijoje ir grįžęs, grįžau, galvoju, va, bus gerai, čia tas virusas jisai praeis, kaip ir eilinė kokia gripas ten, kaip ir visi praeidavo. Norėtum. Ir vėl važiuosi į užsienį su reikalais, galvoju, va, čia dar kažką. Ir pasirodo, kad nelabai, čia kaip užsidarė, čia kažkokie permainos dabar, protestai visidėjo. Nu, kažkam kažką reikia. Taigi reikia kažką daryti čia vietoj. Tiesiog čia yra mūsų namai, kažkaip reikia kurti bendruomenės ir dabar gavau suvereno statusą, labai džiaugsminga, taip, savijauta tokia gera ir žiūrėti, ką daryti toliau dabar. Na, suverenu tapus vienam, tai aplinkiniam būtų kažkaip keista. Tai čia nežinau, kiti gal ir pasidomėtų daugiau, bet irgi čia visko teko prisiklausyti, kad, na, neįsigilinus galima ir prisižaisti su tuo suverenu statusu, bet kai didelė dalis žmonių nieko ir nežino apie tai, tai tiesiog atrodys, kad čia keista, kai čia turi kažkokį statusą ir tau negalioja kažkokie ten valdžių padiktuotos taisyklės, kaip uždėjo antsnukius, aš gal nelauksiu to momento, kada uždės gal kokį pavadėlį, nes gauni baudą už tai, jeigu nesidusini. Tai ką, paskui gal uždės baudą, kad su tuo pavadėliu nesismaugi. Čia tu turėjai prisižaist, kad tų taisyklių nevykdyti, ar kaip, ar prisižaist, kad savo asmens duomenis nusiųsti ten į kažkokius tai registrus, kur sako, mes iš tavęs suvereną padarysim. Tu turėjai mani šituos, ar ne? Turėjau viską apibendrinus. Jeigu yra tokių atvejų, girdėjau, kad suverenų statusą pasiėmė žmonės, jie tai bando išvengti baudžiamosios atsakomybės už sunkius nusikaltimus. Bet šituo atveju nelabai paeitų. Aišku, čia laikinai galbūt atkeltų tą dalyką ateičiai, bet vis tiek niekas nuo to nepabėgs, jeigu bus aiškiai ten įrodyti ir taip toliau. O dėl duomenų, tai irgi ten reikėtų irgi atsargiai galbūt žiūrėti į tuos dalykus, bet aš čia irgi nenoriu atbaidyti nuo kai kurių tų žiūrovų, nuo to dalyko, kad vis tiek, bet kokiu atveju kažkaip identifikuoti tuos suverenus. Tai čia jau nepasakysi, kad aš po gimimo susigalvojau savo tokį vardą, bet niekam neaktualu, jeigu nelabai kažką žinos. Taip vienas kito negalima atskirti, nežinau, iš veido, iš minčių, iš dar kažko kol kas. Tai kaip dabar ruošia šitos koronos pažymėjimus su barkodais. Tai jau jie bus pažymėti, jau, kaip sakant, jau žinosi, kad tu... Vai prasitestavęs ir po to kiek laiko galios, kažin tas testo pažymėjimas, juk nieks negarantuos, kad vėliau neužsikrėsi tuo tariamu virusu.
Arba ten, jeigu ten rašo test or vaccinate, ten, tai reiškia, kad arba testuotas žmogus buvo, arba skiepytas. Tai tenais ten nėra skirtingi duomenys ar skirtingi... Jo, aš nežinau, arba ten varnelė bus kokia pažymėta, arba tiesiog bus arba. Tu keliauji kur nors, parodai, tada praleidži. Reiškia, tu arba testavais, arba vakcinavais. Tai aš jį pilnai iki gal nenagrinėjau to dalyko, bet man tas sakinys taip užkliuvo. Tai todėl siūlau visiems jungtis prie Gaudijos Vaišnavų bendruomenės. O kiek jau narių? Sunku pasakyti, todėl kad yra žmonių, kurie nenori būti... Priklausyti kažkam, nenori būti publikuoti. Ai, publikuoti. Jie priklauso. Ne, man nereikia vardų pavardžių, šiaip skaičių kažkur. Plius minus, klausiu dėl to, kad iki 500 tai sekta jau skaitos, o virš 500 jau religija. Kažkas čia tokio. Religija yra toksai apibrieštas dalykas. O sekta tai bendraminčiai. Jo, čia reikėjo pabrėžti. Bendraminčiai, bet sekta žodis pats ką reiškia. Sekti. Kažką seka, iš paskos eina. Sekta, renka duomenis galbūt. Ta pati Wikipedija, kur žmonės ją kritikuoja, sako, kad ten ne viskas yra tiesa, bet rašo, kad sekta tai reiškia nedidelė grupuotė žmonių atitrūkusi nuo bendro mokymo. Tai sekta tai yra, kaip pavyzdžiui, nepaklūstant sistemai, bažnyčios ar dar kažkieno. Seniau kažkada, senoviai buvo ten viena katalikybė, tarkim, kryžiuočiai tenais, jie ten ėjo, kovojo, ir paskui taika, ir atsirado ten šitie baptistai, krikščionys irgi, atsirado Jehovos liudytojai, jie irgi sako, Biblija, ar tu sako, Bibliją skaitai? Ir tie Biblija, o tai čia ten ta pati pas jūs Biblija, ar ten kitokia būna. Tai kad jie jau kažkaip ar savaip interpretuoja tada, tai gaunasi tai tos grupelės atitrūkę nuo bendro mokymo, jau jos skaitosi sektos. Nes bendras mokymas tai yra pirminis šaltinis, kur pirminės žinios atėjo. Tai mes vadovaujamės vedomis. Senovės raštai virš 5000 metų jiems yra. Ir randam sąsajas su senovės lietuvių ir papročiais, tautosaka ir net lietuvių kalba yra surišta. Tai studijuojant viską ateina tas pažinimas, nes kai kurios sektos, ar jau religijos jos vadinasi, aš nežinau tiksliai, nes jie ten galbūt jau dideli, virš 5000 ar kiek tenais. Tai kaip Facebook'e, 5000 draugų jau nebegali priimti. Jau religija netapsi. Tai jie kaip sako, žiūrėk, tu dabar sako žmona tavo. Žmona. Tai sako, tu ją myli, taip sakau. Ir sako, dabar kaip tave mylėtų žmona, jeigu tu vienu metu ir ją myli, ir dar vieną, ir dar trečią, ir ketvirtą. Nes aš jiem kalbėjau apie studijavimą, kad reikia išstudijuoti viską ir įvairių religijų imti šventraščius, skaityti ir tada susidėlioti tą savo puzlę vadinamą, dėlionę galvoje. Tam ajurvedui buvo sukurtas. Bendras vaizdas didėja vis tiek. Tai jie taip aiškina, kad sako, tada tave Dievas mažiau mylės, nes tu sako, kaip prostitutė vaikštai, sako, pas vieną religiją, pas kitą, sako, taip va. Bet vis dėlto aš manau, kad jie klysta, kadangi Vedos sako, kad Dievas yra absoliutas. Vienas iš jo aspektų yra absoliutas, kaip paramatma. Jisai kiekvienam atome sėdi savo pilnavertę dalimi. Sakykim, čia dabar vyksta pokalbis tarp kūrėjų ir kūrėjų to paties, nes kiekvienas yra, Dievas kūrė tą žmogų palei savo atvaizdą, kaip girdėjau. Gal teko matyti, toks yra multikas Rick and Morty. Jo. Tai tenais irgi parodo, kad tas pakvaišęs mokslininkas, jisai turi tą šautuvą, kur per dimensiją keliauja. Ir jisai atrado neišmatuojamą kiekį savęs. Ir kitų žmonių taip pat. Ten jeigu netyčia kažkokiam epizode vienas žūsta, tai jisai nukeliauja į kažkokį, kur turi savo katalogą, kuris daugiausiai panašus
Ir jį atkelia, kad jisai, kad tipo nieko aš nepadariau. Žinai. Tai kas galimai ir dabar vyksta. Kas galimai, kurie prisiskaitė irgi vedų ir tas visas visatos pavidalas, Brahmanas, Paramatma, Bhagavanas, visą tai jie žino ir pagal tai jie klijuoja šitą modelį, nes atitikmens nėra. Nei jokiom romane, nei jokiuose grožinė literatūrai. Kaip tai yra, gal išėmė? Istorijos tyrinėjai kokie? Kiek teko skaityti, tai nėra. Skaičiau taip pat Koraną. Ten taip detaliai neaprašo, kaip Vedos aprašo šitą visą struktūrą, kur yra kūrėjas, ta visa visata, kas pavaldiniai, kaip buvo kūriama viskas tenai. Tai na, gal Ajurvedos seniau jau pradėjo rinkti tas visas žinias, o Koranas galbūt labiau cenzūruojamas gal buvo, ne? Ajurveda tai yra mokslas apie vaistažolės ir apie gydymą. Gal painųjų sąvokas? Yra 4 Vedos, kiek atsimenu. Nesu labai toksai žinovas, ten tų visų, aš tik tais žinau, kad Ajurveda yra medicina. O Vedos apskritai reiškia žinių. Įvairiom kastom, man atrodo, yra tik ten seniau skirstydavo. Tai va tos Vedos taip pat išaiškina. Ir tai yra seniausias mokslas, kad senesnio mokslo, kuris yra užrašytas, aš kaip ir arba nežinau, arba norėčiau sužinoti iš tikrųjų ir perskaityti. Pasidomėti. Tai mes vadovaujamės būtent šitom žiniom ir apjungiam tas religijos, kai kurios yra, kaip atšakos yra vaišnavų pasidalinę jos. Jie visi vaišnavai, jie visi yra kviečiami prisijungti. Nesvarbu, į kurią pusę krypsta, kaip ten, kaip prostitutė. Jie visi, Dievas, kadangi, yra gerai, kad priminėjai, pabaigsiu pasakot apie šitą, kodėl taip nėra. Todėl, kad Dievas, kadangi yra absoliutas, ir jisai yra viskas. Tai jam priklauso visi tie vardai, visų tų dievų, ką jie visi garbina, tai įeina į jo bendrą pavidalą. Jo visatos pavidalas ir bendras yra visiškai absoliutus. Visi demonai, visi dievai, visi pusdieviai, viskas yra tam tikra jo dalis, su tam tikrais parametrais, atsakingi už tam tikrą veiklą. Tai visas bendras susidaro, bet tai yra, čia jau būtų beasmenis, bet jisai nėra beasmenis, jisai taip pat yra kaip ir asmuo. Daugelis asmų, nes jų visokių yra prigalvoti. O aš žinau dėl to. Vienu metu jisai yra vienas asmuo, bet ir visi kartu. Tai, kaip sako šventoji trejybė ar kažkas tokio, tai tenais yra Brahmanas, Paramatma ir Bhagavanas. Bet tai yra vienas asmuo. Tai aš tai manau, kad visi tie dievai, kokius tik žmonija buvo išgalvojus, ar jie yra, jiem duoti tokie vardai, pavadinimai skirtingom žmonių ten mąstymam, kurie, vienas mąsto vienaip, suvokia pasaulį, kitas kitaip ir juos visus reikia suvaldyti, bet su viena ideologija ar dar kažko, nesuvaldysi viso pasaulio, tai visiems reikia skirtingų kažko ir kad kam ko reikia, tas prie to ir prieis. Taip. Ir visi tie ten masoniniai dalykai, dar kas nors, nežinau, ar jie kiek prisidėjo, ar čia tik sąmokslo teorijos prie tų visų reikalų. Bet tie visi vardai uždėti, dar kažkas, reikalingas įrankis buvo kažkaip. Tai dabar pagalvok, gyvena, taip žmonės, viskas gerai, ir dabar jų nėra, tų visų masonų. Taip toliau. Žmonės jie atsipalaiduoja. Jie yra ne veltui skirti šitos, kaip sakant, idealiai sukurta planeta. Ir visi tie blogiečiai ir visi tie geriečiai yra skirti viens kitam. Jie susitiko šitam gyvenime specialiai, šitam paruošimui.
tam, ta prasme, Susirink būtinas patirtis, kaip mėgstu taip, sakyti. taip, būtinos patirtis. Ir jie, jeigu jų nenugalės, tai jie ir nebus tokie didvyriai. Nes didvyris yra, nugalėjau tą, uždraudžiau ten tą. Trumpas dabar paskelbė Antifa, kad teroristai, viskas. Jie, visi žmonės, mes saugus, jau čia. Tai va. Nes, tie antifašistai, tai jie, kaip jie, paanalizavus jų veiklą, jie patys elgėsi kaip tie fašistai. Tai, tiesiog jaunuolių būrys, kuris tiesiog nori priklausyti grupiai. Bendruomeniškumo jausmas, tiesiog žmogui reikia bendrauti, socialiniai poreikiai tiesiog. Dėl to ir jungiasi, jeigu žmogus kiek nors keistesnis, tai tu jau ir jungiasi kažkokie, pavyzdžiui, aš jungiuosi ten gal prie kokių nors ten sąmokslininkų, dar kažko, kaip dar kažkas sako, jungiuosi ten prie Rusijos agentų, dar kažko, nes vien dėl to, kad aš esu eks-emigrantas grįžęs iš Norvegijos ir atsiiminėjau savo teisę čia gyventi, reiškia jau viskas, nes dar su vienu tokiu komentatoriu Facebook'e susirašinėjau per komentarus. Taip. Na ir jis ten atsiuntė kažkokį dokumentą, kas yra Rusijos agentas. Tai reiškia, jis būtinai pabrėž emigracijos problemą ir kels nepasitikėjimą valstybę. Tai reiškia, aš buvau išvykęs, aš buvau nusivylęs tą valstybę, dar kažko, bet ta visa situacija ir aš grįžau, kažką bandau keisti ir savotiškai skatinasi tas nepasitikėjimas, nes, aš kaip realus pavyzdys, išvažiavau kaip ir trečdalis Lietuvos, ne? Ir ryškinu tą problemą. Viskas, aš Rusijos agentas, jau čia faktas. Tai yra čia kai kurie žmonės. Ir dabar kas nors iškirps tą momentą, aš Rusijos agentas ir dabar jau matysi, koks Tapinas tuoj juoksis, ten sukarpys kaip norės, ten 15 minučių rašys ir taip toliau, ten, žodžiu. Taip. Ačiū Jums, darot mane žinoma. Taip. Tai šitą teoriją girdėjai apie tą, kad ta grupė yra, kur Tapinas dabar šiandien pašiepiamai reklamavo. Unfollow 15 minučių. Jo. Tai ten... Ten kieno sukurta. Kieno sukurta? Kikos jie sukurta tą grupę. Čia prasidėjo nuo tokio tinklalapio Minfo.lt, bet ten irgi yra... Bet ar to pačio Minfo kūrėjai jie sukūrė, ar... Ten su kažkokiu draugu, manau, kažkaip ten sukūrė, jie ten... Prisidėjau prie platinimų ir taip toliau. Bet ten irgi nežinos, kiek jie kontroliuojami ar ne, man kažkaip... Mums kol kas pakeliui su jais, aš kažkaip matau. Užsiminė matysim po rinkimų, kaip kas bus. Taip, kaip pasikeis. Keli žmonės užsiminė, kad tie patys 15 minučių valdo. Ta pati opozicija. Todėl ką jie padarė, jie padarė visus vadinamus heiterius, kurie jų portale tiesą viešina, kurie ten neigia tuos postus. Tai viskas įtraukė mane į sąrašą kaip potencialų valstybės priešą, ne? Ne, tuos visus paėmė ir suvarė į tą grupę. Jie patys suėjo į tą grupę, jie paspaudė unfollow 15 minučių, jie tenais nebesireiškė. Automatiškai jie toliau gano tas savo aveles, kurie ten visada buvo. Ir kurie tiki, kurie ten sako, taip gerai, tenais, ten Veryga, ten dar kas, viena ar kita pusė, nesvarbu. Tai ką jie padarė, apie gal 50 000 žmonių, tie, kurie tenais... Jo, greitai susirinko. Jie perėjo visi tenais ir jie tenais postus kelia, ten žiūrėkit tenais, taip. Ir ten jie diskutuoja, atrodo, ir iš to paties Tapino ten išsikeičiojo vos negrasinimai, dėl to teismais ten grasino. O Tapinas katučių ploja, sako, jūs tik toliau aukit, sako, daugiau mums bus iš ko daryti laidas, sako, labai, labai fainai, top 10 padarė ten kažkokią. Ne jis vienas, dar vienu čia norėčiau pareklamuoti, bet nereklamuosiu, bet jis išgirs savaime. Čia vienas toks protingas žmogus pasakė, sako, nedaryk jam reklamos, kai skrinčiotų nusiunčiau, kad ten apie jį kalba. Nedaryk. O jis neseniai padėkojo. Apie jį nekalbėtų, ar kaip būtų? Ne, aš apie tą nekalbėsiu, apie tokį žmogų, kuris... Supratau. Tapinas jau taip jau gerai žinomas, tai čia galima apie jį kalbėti kiaurą parą. Bet ar jis vertas to? Kažkaip jisai dirbtinai kalba. Buvau su žmona kažkaip tai ten kolega, bendramintis, ten sako, žiūrėk, dalina bilietus nemokamai. Sako, ten jie kainuoja į Tapino laidą.
ten suvarė visus į tokią salę, kaip Aha. didelė salė, daug kėdžių šitų, va tokių va panašių, Nu. naujesnė šiek tiek. Neateinu ir dar. Tai atsisėdom tenais, ten kaip televizijoje, ten ta muzikėlė pagroja, ten Aha. ateina, atsisėda ten ir ten pradeda skaldyti. Ir taip Skaldyti ir valdyti, ne? Panašiai, nužvelgiau publiką ir tokie visi sėdė, kaip marozai arba sporto sirgaliai. Aha, Su savo, tokiom... Tai gal užsakyta publika, ne? Ne, nemanau, kad užsakyta, gal tiesiog tokie Aha. prisitraukė. Aha. Galbūt šiaip, Aha. bet apsidaėjau ir jo ten bairiai tokie, kad pasako ten kažką apie Grybauskaitę, ten kažkas tada ir visi žvengia, žvengia, sėdžiu galvoju, kažkokia nesąmonė. Ir su žmona pasėdėjom, gal sako, mainam iš čia, sako, neįdomu. Nebuvo nei vieno juokelio, kad visi žvengia, o mums nebuvo juokinga visiškai, kažkoks tai, ar mes gal nedažiūrėję televizoriaus, kaip jie ten gal reikia televizorių kiekvieną dieną Gal žiūrėti. paprastiems žmonėm, kurie normalų tą gyvenimą negildeno, gilesnių temų, gal jiem kažkaip ir juokinga. Arba, kaip ir sakau, galbūt užsakyta publika, kad jeigu žvengia, tada ir žiūrovas automatiškai žvengia, psichologinis toks. Kažkaip įdomiai tenais buvo. Tai va, kaip norėjau iš viso papasakot, kaip aš iš sisteminio žmogaus, turiu omeny sisteminio, tai tiki televizorium, tiki valstybė, kad dirba dėl žmonių, viskas ten jie stengiasi, taip toliau, gal ten biškį nesutarė, bet viskas gerai. Tai va taip gyvenau, seniau svajojau, aišku, gyvenau ne Lietuvoje, čia gyvenau Anglijoje, bet pasižiūrėdavau tenais vietinės žinias, pasižiūrėdavau Lietuvos žinias, šiek tiek parodydavo, bet galvodavau, tie lietuviai, tokie, matyt, kietesni gal šiek tiek, tenais, rimtesni pas juos tenais nusikaltimai ir taip toliau. Galvojau, gal jie tiesiog tokia natūra jau, taip toliau. Ir buvo taip, kad grįžau atostogų, čia pas Žilviną, va šičia į bendruomenę. Ir kažkaip tai buvo, kad ir tos pusės ieškojau, galvojau kažkaip, nuo ko čia pradėti. Ir seniai skaitytą knygelę pasiėmiau. Ten yra, jinai vadinasi Šri Išopanišadų. Tokia knygelė. Plona, tokia Hari Krišnos. Ir pasiėmiau aš ją tiesiog į lėktuvą. Lėktuve, telefonas nusėdo, nei pažaisi, nei pažiūrėsi kažką. Galvoju, reikia skaityti. Būčiau net ir neskaitęs. Jeigu ne lėktuvas, jeigu ne tas laikas, toksai, tai kai pradėjau skaityti ir perskaičiau visą iki galo. Kaip tik perskaičiau ir žiūriu, jau, sako, leidžiamės. Ir viskas. Nuo to ta tokia sėkla pasisėjo. Aš jos nepajutau, tada nesupratau. Galvoju, paskaičiau, fainai tenais suvokimas, tas toks vaizduotė praplėčiau šiek tiek tenais apie planetas, apie karmos dėsnį tenais, apie kas kokį rezultatą gauna tenais. Ir po to kažkaip tai pradėjau, sėdžiu internete, Facebookas, ten YouTube'as, dar kažkas ir aš žiūriu, kad kažkaip, buvo Trumpo rinkimai. Jau prieš 4 metus. Su Trumpo rinkimais kažkaip yra susijęs Anonimus, ta grupė, kai išėjo Anonimas, su ta kaukė tokia. Aha. Vendetos kaukė. Taip, Vendetos kaukė, taip. Tai kažkaip tai aš žiūriu, pas vieną variau draugelį, sakau, kaip tu manai, kas čia laimės tos rinkimus, žinai, sako, oi, 100% Hillary, sako, tikrai. Aha. O aš po Anonimos pažiūrėjęs, sakau, kad kažkaip, man atrodo, žinokit, kad Trumpas. Aha. Nes taip ir taip. Ir man artimesnė buvo informacija. Kažkaip pasidarė, jinai man artimesnė, labiau tikinamesnė, kad kažkaip, taip reikia. Dar aišku, nebuvo taip plačiai skelbima, o gal buvo cenzuruojama šitas
šitie klanai visi, Illuminatis buvo internete, bet dar nebuvo taip stipriai masonai akcentuojami, dar buvo taip savo. Taip pradėjau domėtis ir tada nustojau žiūrėti tas visas laidas, televizijos, medijos, nes supratau, kad tenais avys. Tiesiog, darbe dirbdavau ir Anglijoje yra tokie įstatymai padaryti, kad jeigu daugiau negu 5 žmonės dirba, ten turi būti muzika leidžia. Bent muzika, kažkas tokio. Ir pastebėjau, kad kiekvieną penktadienį dainos groja Friday, penktadienis, savaitgalis, klubas ir taip toliau. Ir apie dar alkoholio vartojimą dainos va tokios ir eina. Ir išvien, ir kiekvieną penktadienį vis tas pats. O išeinu į gatvę penktadienį vakare. Būriais eina visi susikabinę, svirduliuoja tenais į centrą. 4 kokią ryto visi eina atgal. Ir kiekvieną savaitę tas pats ir tas pats per tą patį. Va taip sukasi ir galvoju, kaip man iš to rato iškliūt. Nes būna, kad ir pats su draugais išeinu į klubą, grįžtu, pinigų nebėra, žiūriu. Ir vėl dirbi visą savaitę, ir vėl nėra pinigų. Ir va taip pat įtraukia tą sistemą kažkaip. Galvoju, ne, aš noriu iš tos sistemos velniop ištraukti ir būti laisvas. Tai tada paprašiau, įdėjo mama liktais, paprašiau Bhagavad Gita. Galvoju, man patiko tas pobūdis, kaip aš skaičiau tą knygelę lėktuve, man tada kažkaip pasijutau laisvas, nepriklausomas visiškai ir galvoju, reikia šitas žinias pagilinti. Man kažkaip patiko, tiesiog geresnis jausmas, kažkoks tai vidinis atsirado. Tai atsiuntė Bhagavad Gita. Ir aš ją ten skaitau po darbo, kažkiek paskaitau dar kada. Ir supratau, kad neturiu aš to laiko. Visai skaityti neturiu. Perskaičiau ten vos kelis lapelius ir atrodo dar tiek daug liko. Kaip man tai daryti? Ir aš tokią vieną kartą taip svajojau ir galvoju, noriu sąlygų, kad galėčiau laisvai perskaityti. Turėčiau, nereikėtų nei į darbą keltis, nes ten būdavo režimas grafikas, į darbą keliesi, varai, dar viršvalandžius tau rutina, monotonija, kuri žlugdo žmoniją, iš vis. Tai pagalvojau, kad reikėtų. Ir tada žiūrinėjau kažkaip tai bilietus lėktuvo, galvojau, kur čia važiuoti, skristi, ar ką. Žiūriu, Tenerifė. 32 eurai buvo, pirmyn ir atgal. Jau buvau aš prieš tai atostogų skridęs, ten vieną kartą buvo viskas išskaičiuota, pasiėmęs, kitą kartą buvo šiaip pas pažįstamos išsinuomuoti. O dabar galvoju, skrendu tiesiog, nes dar atsirado pažįstama, kur gyvena tokiai lūšnoj kaime, be elektros, be nieko, tiesiog kalnuose tenais. Sako, atvažiuok, bus gerai, sako, dabar vasarą ant nosies, buvo pavasaris kaip tik. Ar ne pavasaris, net buvo vasario mėnuo. Pasižiūrėjau, kad ten šilta, viskas gerai, išskridau. Ir su tokia mintim, kad būtiniausius daiktus, kurie brangiausi man buvo, tai kompiuteris ten, dar kažkas, išsiunčiau į Lietuvą. Tuos daiktus išsiuntė į Lietuvą? Taip, išsiunčiau į Lietuvą, kad galėčiau apsispręsti, ar man ten likt. Ar man grįžti, nes pastoviai man būdavo, kiek su ta knyga važiavai, ne? Taip, su ta knyga. Kiek atsimenu... Tik išmėgintą patarimą, nes, žinok, tos technologijos irgi nuo daug ko atitraukia ir taip toliau kažkaip atsiriboti. Kiek iš praeitų kelionių atsimenu, tai paskutinės dienos, kada jau žinai, kad reikia atgal, tu nenori atgal, žinai, kad tau reikės anksti keltis, eiti dirbti ir paskui penktadienį reikės bandyti atsilaikyti prieš draugus, kurie net būna iš po klubo, jau apšylę jie tenais, į langą beldžia, pirmam aukštį, į langą beldžia įleidė, o tenais girtų mergų prigriūna, pilnas living roomas vadinamas angliškai. Ir sako, mes norim miegoti, atsigula ir miega tave tiesiog.
ant sofos visur iškrenta, o tau ten į darbą reikia, ten skambini į darbą, sakai, sergu ir tada, nu, ten tokių nesąmonių visokių. Tai galvoju... Gal šito nereikėjo sakyti, dar po to nieks tam nedarės. Galvoju, šito nebenoriu. Ir apsisprendžiau likti. Mhm. Jau galvoju, mane matė tas bilietas, jisai kainavo 32 eurai, tai tenais virš 16 eurų, man tik tais tas bilietas nuplaukė, galvoju, nu tiek to, nu, kas ten. Tai ten gyvenau, be elektros, be nieko, maisto ten gaudavom, pasigamindavom, gyvenom netoli šiltnamių, plantacijų tenais. Nu, kaip ir norėjai, sugalvojai, kad laiko būtų skaityta knygą atsirado tiek ir... laiko, vat, iškart norą pradėjo pildyti. Reiškia, teisinga linkme tą norą pasiunčiau. Galvokit norus ir būkit atsakingi už juos. Nes būna, kad tą norą pasiunti nelabai teisinga linkme, tai galbūt jis išsipildys, bet labai ilgai reikės laukti, ir kol tą prisikaups, kol tą karmą, kol tau jį išpildys. Jo, kad ir jeigu mašinai kas nors truputį atsitiktų ir pradedi ten keiktis, ten, blin, pastoviai tą mašiną genda, viskas, užsiprogramuoji, tau dar kas nors sugės, nes, nu, čia noras išreikštas ir paleidai. Taip. Tai va, perskaičiau tą knygą. Man, kažkaip painiau. Pradėjau ieškoti šventyklos, kur ten yra, galvoju, turi būti, bendraminčių tenais rasti. Susitikau tenais, keliose programuose padalyvavau, šventė buvo, ten tokia vasara, Ratkajatra vadinosi, tai taip linksmai pabuvo. Ir vis grįždavau namo ir galvoju, nu, o tai kas toliau dabar? Vat perskaičiau, man visai nieko. Ai, taip pat rūkiau cigaretės, ne? Aha. Tai galvodavau, kaip čia mes, ir nuėjęs į šventyklą, pamačiau karoliškį, kur jie kartoja man. Ai, čia panašiai kaip rožančių, ne? Kaip rožančių, jie tenais turi savo Hari Krishna, šitą mantą. Tai nusipirkau šitas karolius, viskas su maišeliu šito. Ir galvoju, nu pabandysiu, nes ten sako, kad tai yra botagas protui, pažaboti. Kadangi, nu, gyvenu ten tam kaime Lušnyne, pinigų nėra, cigarečių nenusipirksi, maisto gauni, o stogas tai važiuoja, kad neturi. Tai galvoju, reikia pradėti nuo to. Tai atsikeliu ryte ir taip, galvoju, parūkyti kažkaip. Ir pasiėmu tą rožančių vadinamą, džepą. Ir einu tenais per kalnus, tarp kaktusų visokių tenais, kur gražios vietos, vaikštau. Ir ką aš pajutau, kad kol aš tai darau, man nereikia jokių cigarečių. Man neįdomu, net man viduj niekas neverda, net link to netraukia. Su šito daiktu vaikštant po gamtą dar kažką aš supratau, kad tai buvo psichologinė priklausomybė, kuri, nu, stipresnis, visada stipresnis yra pakaitalas. Jo. Radai kaip malonumą savo patenkinti kitokiais būdais, kurį teikiam cigaretės. Tą pačią nišą užpildžiau. Nes cigaretės iš tikrųjų turi, nu, kodėl mėgsta rūkyti žmonės, taškai lūpose. Juos stimuliuojant jaučiasi malonumas. Šitam nuo pat gimimo, kad kūdikis žįstų mamos krūtį. Išlieka visam gyvenimui, dėl to mėgstam valgyti, gerti, rūkyti, kažko užsiimti, ten N18 ir taip toliau. Aišku, tai... Nu taip, kažkas panašaus. Ten tik tais yra daugiau funkcijų kūno išnaudojama. Lūpos yra, balsas, ausys girdi, kūnas liečia. Tai visas jutimo funkcijas tu tenai realizuoji. Vaikštai. Kadangi tu čiupinėji ir turi ant vieno karolio pakartoji vieną kartą, kitą kartą ant kito, ir ten yra 108 karoliai, ir tada daini kitoks didelis karolis, 109 yra, ir tada apeini į aplinkui ir eini į kitą pusę. Tai visą tai smegenyse taip pat tu tos karolius jauti ir tu supranti, kad čia vienas, antras, trečias, ir tai tos smegenys, tavo protas tenai, tavo ausis girdi, ką tu kalbi. Jeigu garsiai, aišku, yra skirtingi būdai, galima tyliai, galima mintimis, bet
efektas geresnis, kada yra garsiai, kada tavo ausis girdi, nes tada ausis užimtos gaunasi. Visos juslės yra užimtos tuo. Tai automatiškai, jeigu tu esi pririštas prie kažkokios priklausomybės, tai tuo metu tu jas pilnai pažavoji. Tai ir paralyžiuotų žmonės gali taip gydyti, nes neuronai jų kūrėsi. Jeigu paralyžiuotas žmogus tai sugebėtų daryti, tai aš manau, kad jiems turėtų... Po truputį. Turėtų tikrai jausti efektą. Jeigu jie vos judina kūną, tai taip ir reikia kažką užsiimti, kad... Tai va, tai čia apie rūkimą nuklydau. Rūkimas nusirašė, metė. Visi tabakas, ate. Viso gero, taip. Ir galvoju, kas toliau. Perskaičiau, noriu dar, neturiu knygų. Kai paklausiu šventykloje, ispanų kalba, sako. Sako, turim dar anglų kalbą. Anglų kalbą skaičiau ten šventykloje, ne tas, kažkaip, ne. Tai taip pat be galvodamas perskaičiau tą pačią knygą dar 2 kartus. Iš naujo. Ir kiekvieną kartą beskaitant, toks jausmas lyg vėl tu naują knygą skaitai. Nes jau tavo suvokimas po pirmo skaitimo pakito ir tu skaitai vėl iš naujo, tu suvoki kitus dalykus. Ir tau atrodo geras. Čia tokia kaip universali knyga, kur gali leisti iš naujo visą laiką. Tai čia galiu tokį pavyzdį su filmais, su dokumentika, su dar kažko, kur mažas žiūrėjau, arba kad ir suaugęs žiūrėjau. Ir kada žmogui atsiveria akis, kad ir po 2 metų atsiveria akis dėl kažkokių tai priežasčių. Ten kiekvieno to pabudimo istorija kitokia. Jis dar kartą pažiūri tą filmą, jau supranta visai kitaip. Jau irgi čia geras dalykas iš tikrųjų. Tą patį Rick and Morty. Pažiūrėk tų seriją, ten tiek detalių jie pridėję, jie irgi, ten nepėsti tie kūrėjai, dar kietesni už Simpsonų kūrėjų. Neaišku, kaip su ateities nuspėjimu, bet nes paskutiniam sezone buvo apie fašizmą, kur jisai gavos taip, kad jisai mirė. Ir tada rodo, kad atsikėlė kitoje dimensijoje jo klonas su tais pačiais smegenim. Ir ten sustinka kitą savo kloną, ne kloną, bet ten tai tikrą aš. Ir sako, kaip tu sako, tau patinka fašizmas? Sako, ne, ką, debilai, žinai, paėmė nušovė. Jis vėl kitoje vietoje atsibudo ir ten vėl fašistai. Ir vėl tenais nušovė, kol galiausiai paskutiniam atsibudo toks pusiau lobsteris, tas pusiau vėžys, krabas, toksai jau paskutinis šansas, tipo, jau toks humanoidas. Jisai atsibudo ir kažką ten sako, fašistiš, žinai, tai tas paėmė pats savo galvą trenkė ir nusilipo velniok tie fašistai, žinai. Tai va šitas serija buvo prieš tuos visus Antifa, prieš visą tą. Tai gal jie turbūt nuspėja, kaip ir Simpsonų kūrėjai. Niekas ten nieko nenuspėja, paprasčiausiai, kai Simpsonų žiūri ten milijonai žmonių, tai jiem į pasąmonę įsirašo, jie paskui galvoja, pasakoja, ką matė tiem, kurie nematė, tos serijos ten. Perpasakoja, ir kažkaip gal truputį ir materializuoja, aš taip galvočiau. Tai yra, kaip tas programavimas. Jo. Taip. Gal ne visai sąmoningas, tai čia yra paprasčiausiai, galbūt tai yra kūryba, nebūtina daryti sąmokslo teorijos iš Simpsonų, nes labai daug auditorijos prarastų. Galbūt tai yra efektas, todėl kad kūryba, didelė grupė žmonių tai pamatė ir pradėjo interpretuoti, tai yra interpretavimas. Jo, kai katastrofinius filmus rodo irgi ten, bando pritraukti realybę šitą, tai tas akivaizdu. Tai va, taip, perskaičiau dar kelis kartus. Tada buvo taip, kad kažkaip tai ten, būna, kad su žmogum gyveni, gyvenau su moterimu, jinai kaip vyras rengėsi, tokia, vyras, sako, man vyrai. Tai čia hormonai sugadinti per maistą ir taip toliau. Daug tokių pavyzdžių pasaulyje. Jinai mane buvo priėmus gyventi. Tai aš susipykau su ją, jinai sako, tu čia buvo taip, kad aš kelias dienas vien skaitau, nieko nedarau, jokių darbų, nieko, tiesiog nueinu, pavalgau, ką pagamina ir vėl skaitau. Tai susipykom ir aš pasiėmiau visus daiktus, galvoju, vėliau. Pasakė, kad tu čia tipo tik tais ėdė ir nieko iš tavęs naudos, jinai rusiškai ten sakė.
Tai vėliau susikrovau viską, išėjau ir Facebooką buvau susirašęs su tokiu pažįstamu, kur Anglijoje, aš jį pažinojau, toks musulmonas, Zakas jo vardas. Aha. Tai sako, aš Tenerifei, sako, ten, jau brau, parašė, sustingam ten toksai, nu gerai, žinai, sakau, davai sustingam, sakau, čia mums susipykau, sakau, reikia ieškoti, kur gyventi. O, sako, ateik, mes, sako, tau duosim free hotel. Galvoju, kad tu free hotel nemokamas viešbutis, negalvoju gal nieko. Tai nuėjau, ten mane supažindino savo broliu tokiu vyresniu, matau, jis ten jau musulmoniška barzda viskas pas jį tenais, kirpyklą turi savo. Nu, tenai su juo pasėdėjom, ten pasipažinom, pasipasakojom, kas kom, ten kompą jo sutvarkiau, atsimenu Windows, sakau, duok flešą, parsiunčiau iš torrentų Windowsus, ten viską padariau. Sako, o gerai, einam, sako, kaip tik buvo Ramadanas tada, sako, einam į Moską, ten pasimelis. Gerai, sakau, einam, o, fainai, sakau, aš labai noriu, sakau, Koraną paskaityti, sako, va, ten yra Koranas lentynoj, galėsi, sako, paskaityti, o, gerai, puiku galvoju. Nes jau man išsisėmė... Bet kalba kokia arabų, ne? Ne, angliškai kalbėjau, angliškai... Pats Koranas irgi? Buvo Koranas vertimas į anglų. Ten buvo parašyta, kad ten kažkokios tai asociacijos yra pripažinta kaip teisingas vertimas, ten patvirtinta jų ten, nes ten tų vertimų matyt daug yra ir ne veltui tie teroristai ten skirtingų matyt vertimų, interpretacijų. Tai ten kažkas bus įsikišę į ten tus vertimus, kad čia devynios mergelės laukia dangui, ten nekaltos, jeigu tu ten nusineši kažko. Iki šito nedaskaičiau iki šito. Aš tiesiog, man labai patiko pradžioj, sako, kaip tenais, jeigu sugalvojai, tai daryk. Ir sako, tikras muslimas, kaip ten rašyta, tikras muslimas, stovi ant kalno viršūnės, per griaustinį, iškėlęs rankas ir sako, jeigu žaibas trenks, tai reiškia Dievas pasiėmė. Nes tipo, jeigu Dievas norėtų, tai jisai va, dabar ir sunaikintų. Nes reiškia, tu elgiesi teisingai, jeigu tu dar gyvas. Nu, aš taip supratau, man taip pridėjo tokios kaip drąsos, žinai, viską tenai. Aš, aišku, čia atpasakau labai prastai, nes nu, senai jau buvo. Ir po to, sako, einam. Ir susirinko iš to Moskvo, išėjo visi ten būrys toksai. Ir einam per gatves tenai. Ir sako, va, šitas namas, sako, tuščias, sako, tiek ir tiek metų, bet, sako, uždarytas. Ten, sako, negalima. Dar kažkur, sako, va, čia tas va, uždarytas namas, bet, sako, jie tušti, sako, čia irgi galėtum gyventi, bet, sako, nu, užrakint. Aišku, supratau. Tada nuvedė mane į kažkokią apleistą restoraną, netoli pliažo, 30 sekundžių pliažo. Ir žiūriu tokios durelės, vienos durelės, kitos durelės, trečios, pabeldė į vienas, ten atsiliepė kažkoks žodis, o, kažką tenais. Sako, žiūrėk, čia tas ir tas, mano vardas. Sveikas. Sako, žiūrėk, šitas smogelis, ne, pas tave gyvens, va čia va sekančiuose duryse. Jo, gerai, sako. Ir viskas. Ten durelės tokios išlupta spyna, tokia skylėlė, veik, ten viskas išlaužta. Aišku, ten su pagaliu tokiu priremi, bet įeini, spintą žiūriu, lova, veidrodis ir spintelė. Ir viskas, nieko daugiau nėra. Dušas į pliažą nuėjus 30 sekundžių. Tiesiog dušas ir okeanas. Kas gali būti geriau šakės, kaip gerai, nemokamai. Plius dar vaišės būna. Ramadano metu po pamaldų būna vaišės. Verbuoji šitaip, ne? Ir vieni ateina melstis, kiti ateina po pamaldų, jau kai vaišės prasideda, tiesiog pavalgyti. Ir ten moterų nėra, neįleidžia, ten kaip į vyrų, patenki tokį. Bet visi draugiškai, o čia sveikas, kaip čia, tai iš kur tu čia, taip. Sako, kas čia tave atvedė, kodėl tu čia, sako, nu, sakau, mano tikslas yra Koraną perskaityti. O, sako, labai gerai, sako, mes, va, tau duosim, prašau. Ten supratau, kad per juos ir įsidarbint gali, ir ką tik nori, ir ateina viešbučių savininkai, tenais melstis. Tai daug galimybių atsivėrė, plus praplėčiau akiratį, tiksliau, nežinau, ar akiratis, ar
smegenų, kaip tą vidų pavadint, gal ten... Akies ratas. Akies. Dvasinis pasaulis galbūt viduje prasiplėtė. Taip sakyčiau, gal kaip žaidime būna. Ten, kur nebuvai ėjęs, ten juoda ant žemėlapio. Kada jau vieną kartą nueini, jau tada atsidengia gabalėlis. Tai vat panašiai, va taip vat įvyko ir žiūriu, kad plečiasi. Geras, galvoju. Ir tą knygą dabar tą noriu dar paskaityti, galvoju, reikia dar kokių tai tokių į temą paimti iš kitų dar religijų, nes aš galvoju, kad kiekviena religija turi daug tiesos savo šventraščiuose. Aišku, turi daug dalykų ar prirašė, ar šiaip... Iškirpė, prirašė, fanatikai visokie ten, ar dėl valdymo dadėję, dar kažką. Tai skaitydamas visos iš eilės, tu pradedi atskirti, nes kadangi mes turim galvoje šabloną šitos tautos, tai jų šventraštis, šitos tautos jų šventraštis, ir tu matai, kas yra bendra juose, o kas yra skirtinga, kur tai tautai būdinga. Tai automatiškai, kur tai tautai būdinga, tu atmeti. O tai, kas yra bendra apie Dievą, pavyzdžiui, puzlė tą dėlioji ir toliau, tai tu ją pasilieki ir tu pradedi suvokti, kad, kam jūs žmonės kariaujat iš viso. Jūs apie tą patį dalyką šnekat. Kaip tie musulmonai krikščionim galvas pjausto, ten dar kažką daro, kažkokia nesąmonė. Jeigu būtų tikri musulmonai, jie to nedarytų. Tai pačiai ir krikščionės, jeigu būtų jie tikri, jie dar kažko nedarytų. Tai tiesiog žmonės iš neišmanimo. Neišmanimas taip pat yra ir fanatizmas. Fanatizmas aklas siekimas, neįjungiant smegenų galvojimo. Taip pat. Kažkam reikėjo skaldyti, valdyti, prirašė tokių dalykų, kad pjudyti pasaulį, nes jeigu pasaulis būtų iš tikrųjų toks vienas ir bendras darinys, kad čia visi taikiai gyventų, ar kas tai paprastai suvaldytų, jau reikėtų didesnis pajėgumus dirbti. Tai čia. Bet kai musulmonai sužinojo, kad aš ir einu ir pas į tą kitą šventyklą, tai jiem nepatiko, sako, oi, čia sako, čia pas mus, žinai, ten sako, ne Dievas. Tai aš supratau, kad ištikimybės reikalavo. Aš supratau, kad jų tas lygis dar nėra toks geras, jie matyti neskaitė, galvoju. Tai kaip sakai, tie fanatikai to. Taip, vienintelis skaitė. Ir ten parašyta, kad daugiau ir neskaityk, apibrėžia, nebetobulėk toliau, tik tais Kodėl daugiausiai musulmonų gimsta musulmonų šeimose, kodėl krikščionių daugiausiai gimsta krikščionių šeimose? Todėl, kad tai yra vienintelis dalykas, ką jie domėjosi ir ką jie skaitė. Iš kartos į kartą. O ten parašyta, kitos neturėjo kitų dievų, kaip mane vieno toj Biblijoje irgi, jeigu tu išeisi kitur, gali būti kiti dievai, jeigu Dievas yra absoliutas, kokie dar kiti dievai, į absoliutą įeina visi. Ta prasme, neieškok informacijos, cenzūruokis kaip įmanoma ir taip toliau. Taip. Tai su šito principu vadovaudamasis ir aš supratau, kad, tikri šventieji nebūtinai ten tie, kurie pamaldą skaito ar kažką. Gali būti ateis benamis tiesiog su rožančium, ar gal ir bejonė. Vienas iš tikro buvo atėjo toksai vedinio kuntų mokytojas. Tai man taip pasakė, jis man šiek tiek to mokymų davė, kelias pamokas su juo praleidau, tai šventykloje buvau ten, apsigyvenau šventykloje paskui. Dirbau tenais, plaudavau grindis tenais, indus plaudavau, padėdavau jiem virtuviai ruošti. Tai, sako, ką tu čia darai? Jie sako, visi žydai, sako, žydai ne pagal tautybę, sako, bet pagal, sako, mintis. Tai yra nagai į save, sako. Sako, plus, sako, dar yra šitas, kai buvo Rama. Girdėjai gal istoriją apie Ramą? Ne, aš tik žinau tokį kaip po terminą, kaip po žmogų kažkokį. Tai jisai ten buvo, kad kovojo su demonais. Ir demonų buvo visa sala. Ir jų, yra multikas, Ramajana. YouTube yra. Ir jų visų ausys tokios smailos ir eina taip lygiai. Tai sako, tu pastebėk, sako, jeigu tu matai pas normalius žmonės, sako, tai mus arijus, sako, turi būti, turi būti kabėta ant ausų, toksai, kaip auskarui.
O sako, pas juos, sako, kas atėję iš jų genų, sako, yra lygiai. Va taip va būna lygiai, net į viršų va taip eina. Ausis ir lygų, nieko nėra. Tai sako, jie galbūt yra genetiškai dar kažkiek užsilikę iš šitos rasės, ten persimaišė, ir jie turi tą bruožą tiesiog, tą tokį materializmo, tokio aš, mano, kuo daugiau išnaudot kitus ir taip toliau. Tai sako, jie tave tik išnaudos, sako, nieko, aš pajutau, kad kuo toliau, jokios padėkos, tuo labiau lipa ant viršų, kad aš kažko nepadariau, verčia daryti daugiau dalykų, aš supratau, kad ir man ten ne vieta. Tai tada išėjau gyventi, tiesiog radau tokią gražią vietą, ola tokia buvo ant kranto, vanduo nedaidavo iki tos olos ir tenais pradėjau gyventi. Ir nemokamai, aišku. Nereikia nei atidirbinėti už tai, nei ką. Tai va. Ir paskui atvažiavo žmona. Atvažiavo žmona ir vėl viskas keitėsi. Jau planai pasikeitė. Kelionė buvo iš man tos išsvajotos salos. Ir taip išėjo. Atsidūriau Airijoje. Dirbau. Aišku, buvo labai sunku adaptuotis. Mano buvo visa oda kaip pas indusą. Plaukai buvo balti, ant rankų plaukai, kojų plaukai visur pabalę, nuo saulės, ant saulės pastovi būdavau, ten saulė nedegino visiškai, galėdavau miegoti ant saulės. Tai gal ir žmonės pražilsta nuo saulės? Ten būdavo 38 laipsniai, ten 40, viskas buvo normaliai, tiesiog, karšta, bet ant jūros kranto visada gerai, nesvarbu. Tai buvo sunku adaptuotis, atrodė, kad speigas, šaltis iki kaulų gelio, nors Airija ten nėra taip šalta, daugiau drėgmės ir 0, -1, +2 irgi labai šalta atrodė. Tai vat, toks vat buvo, kaip sakant, prabudimas ir nuo to laiko, jau nuo to Anonymous, man atrodo, kaip išrinko Trumpą, tada čia prieš mano tą kelionę buvo, išrinko Trumpą. Atsirado QAnonas, dar atskira... Jų dar nebuvo, dar nebuvo. Bet vėliau atsirado. Taip, buvo tada tas Anonymous. Aš pastebėjau, kaip Anonymous, kaip Trumpą išrinko, Anonymous nebeaktyvus pasidarė, nebekelia nieko. Tai aš supratau, kad savo darbą padarė, gal jie dirba Trumpui Anonymous, gal pirminis tas, kuris buvo sukurtas dirbo. Aš dar girdėjau, kad tas Anonymous buvo kontroliuojama opozicija, bet kad tas anonimas gali būti belekas, milijonai tų anonimų buvo. Ir bet kuris žmogus pasaulyje, jie su savo interesais arba su bendruomeniškais interesais. Gal tai buvo Q pradžia? Gal tai buvo Q pradžia, nes paskui į Anonymous ten tą grupę Facebook'e ir kitas grupės. Dabar šitą vendetos kaukę gal ir nebe tiek aktuali, gal dabar reikėtų daryti ten, žinai, su Varlinu atvaizdu čia ir daryti ten, kaip trečiadienį bus prie Seimo čia, visi tokie ateina. Tai galima kas antrą padaryti, kad kas antras su tuo ir kas antras su Varlinu, tai rodo, kad susivienyje dar. Ai, dar geresnis efektas. Kaip tie vadinas, koalicija. Koalicija, prie Seimo. Tai va, tai toks nušvitimas per šiokią tokį religinį pažinimą. Aš pagalvojau, toks buvo apmąstymas vienu metu, kad net jeigu žmogus ir netikintis, net jeigu ir jisai visiškai žiūri į tai kaip į kokias tai pasakas ar grožinę literatūrą, vis tiek jisai turės efektą, kadangi skaitant knygą, piešiamas ant tiek didelis paveikslas, kad tau reikia tiek daug vaizduotės resursų, kad tu viską įsivaizduotum. Nei vienoje knygoje aš nesu tiek matęs, kad kažkur, kad ant tiek praplėstų tavo sąmonę. Tai automatiškai veikia kaip tavo treniruoklis, kaip ateini į sporto salę, pasitreniruoji ir paskui tu jau tampi stipresnis. Tai pačiai su smegenim, jeigu tu praplėtei vieną kartą, ten atsivėrė kažkas tai. Net ir žmogus su ateistinė, netikinčio sąmonė, jam tiesiog pradės labiau sektis. Jisai tiesiog, kadangi vaizduotė padidėjus, jisai netgi paprastuose paskui darbuose, dar kažkur jisai tą vaizduotę panaudojęs gali geresnių rezultatų pasiekti. Tai taip žmogus pajunta, jisai gal ir netikintis, jis galvoja, vau, šitas veikia, tiesiog jisai pradeda viską perskaityti.
vieni būna, kad į fanatizmą pradeda pasineria, paskui dar iš jo išlipa, viskas gerai. Taip būna kartais, bet suvokimas ateina. Taip. Jo. Man tai suvokimas apie dievus toks, kad aš pripažįstu, kad yra arba galbūt nėra, bet, ta prasme, leidžia egzistuoti bet kokiem tiem dievam. Bet aš neprivalau paklūsti nei vienam iš jų. Aš gyvenu taip, kaip man patinka, nes aš ir pats iš dalies kaip ir kūrėjas. Aišku, labiausiai pripažįstu tas religijas, kurios atsigrėžė į gamtą. Indienai, kodėl buvo išnaikinti toje Amerikoje, Indijoje, kodėl bandė Britanija kolonizuoti pačią Indiją, Azijoje ten. Kodėl ten Gandis juos visus ten išvedė iš tų visų, per tas visas revoliucijas tokias padaręs. Kodėl baltus mumis čia tus, vadinamus pagonis irgi kryžiuočiai naikino. Ir kažkaip matosi, kad vienas pas kitus keliautų buvo, čia tokių dar pėdsakų buvo čia. Mes į Indiją, indai pas mumis, kodėl pas mus tų juodais plaukais žmonių yra, nors šiaip baltai turėtų geltonus plaukus nešiot. Bet ką norėjau akcentuoti, tai gamta. Tiesiog, nes gamta duoda viską, gamta duoda ir žinojimą. Pabūk ilgiau gamtoje, apsigyvenk, ateis atsakymai visi. Tai gal man ne nuo knygos čia, gal man nuo gamtos tiesiog kažkoks. Gal ir nuo gamtos, jo. Bet knyga irgi prisidėjo. Bet matyt, gal kaip katalizatorius. Jo. Matyt, tai. Jo. Ir apskritai, jeigu į gamtą atsigręžtų labiau žmonės, jiem tada ir tuos kūrėjo laipsnis, jie daugiau galėtų sukurti, jų mintis būtų galingesnė. Jeigu jie grįžtų į tą gamtos mylėjimo, resursų tausojimą ir bandymą išsaugoti. Tiesiog reikia grįžti į tą harmoniją, o ne skust plikai miškus ir tikėtis, kad čia ataugs labai greitai. Taip, tai ne veltui ir sako, kad šitiem reptiloidam, nebent jiem gerai, kai saulė degina. Kai saulė degina, ta prasme... Matot, būna dryžai išlenda ant akmens. Aha. Tai jiem betonas ir saulė, o jiem pats tas, jam geriausiai. Tai, sakai, kad jų per daug prisiveisia ir jiem nepalankias sąlygas. Ne, gal jiem tai labiau patinka, gal tas genas yra likęs, kaip pat visi susimaišė, kaip čia pasakęs, ir užlikęs tas genas, toks įprotis, kad naikint velniop tos medžius visus, jie saulė užstoja. Gal 5G užstoja, aš nežinau, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad dar energetika yra stipri, pavyzdžiui, kai kurios religiniai, tie gamtatikiai visokie irgi ten sako, kad į ąžuolus, į liepas apsigyvena mūsų ten protėviai, dar kas nors. Tai galbūt, kai nuskuta tą mišką, tai dalis ir informacijos išnyksta, nes, pamėgink, kada pamatys ąžuolą apsikabinti, pamatysi, kaip gerai jausies, arba padėti vandenį stiklinį, pamatysi, kaip skaniai gersi. Kažkada bandžiau, tikrai, tokia energija gera. Jo, tai dabar įsivaizduok, išpjauna kokį labanorą, dar ko nors pusę miškų ir kaip tada mūsų, ar dvasiškai kaip nors turėtų paveikti. Jeigu mes anksčiau čia gyvenom, mes anksčiau mylėjom tą gamtą ir paskui prarasdami ryšį nebėra tų natūralių antenų ant šios žemės. Kaip žemė praradus savo plaukus, taip medžiai nuskutami. Kaip ir žmogui plikai nuskus galvą, jis galbūt kažkiek to ryšio praras, bet tau dar šioks toks pliusas vien dėl to, kad smegenis daugiau degonės gauna. Irgi toks šviežumas. Man yra žmonės Facebook'e komentuoja, kad sako, jeigu plikas, tai reiškia viskas ten, jisai jau miršta, jau po truputį sako, viskas smegenis ten, sako, nyksta, jisai ten nesąmonę šneka, ten taip toliau. O tokių yra gal heiteriai, kaip jie vadinasi, ar jie tiesiog ten kažkokią ideologiją turi. Jeigu plikas, tai jau su juo nei kinštikis, nei šnekėti. Tai tyčia dar buvo tokių priskusta 90-ais, buvo tokia moda skustis, kad žmonės nesiskustų tos galvos ir kad, nes kai aš ir pats buvau plikai galvą nusiskustis, dabar kažkiek atauga, tai šiek tiek kažkaip šviežiau su galva mąstėsi, bet kažkoks ryšys su tuo pajautimu, tie jautrumai dingo. Antenos dingo. Jo, dingo tos antenos ir toks jautrumas kažkoks irgi šiek tiek galbūt dingo ten. Man tiesiog reikėjo išbandyti, kaip sakau, būtinasis patirtis susirinkti.
Jo, o tas skustagalvis, kad ten propagavo, kad jie darytų dar nusikaltimus dar po šią dieną, kai kuriom bubulytėm ten pasirodyk, tai toks, kaip tu sakysi, iš zonos koks pabėgęs ten ir taip toliau. Ai, tarp kitoko dar pamiršau vieną svarbų dalyką prieš užbaigiant pasakyti. Suverenas, va, suverenų galima būtų priskirti beveik kiekvieną kalinį, nes jie nepaklūsta įstatymams. O dažniausiai kai kurie įstatymai nebūtinai žmogui tarnauja, kai kurie prie žmogų atsukti yra. Nu taip, taip. Jo, tai čia koks neišaiškintas nusikaltėlis ar dar kažkas, nu irgi, nu, jeigu žmogus vadovaujasi principu, kad jis pats yra savo šeimininkas, tai jis daro taip, kaip išmano. Aišku, svarbiausia yra nekenkt kitam. Nežalot ant gamtos, neužkliūt kito žmogaus ir taip toliau. O šiaip žmogus turėtų būti laisvas daryti, kaip išmano. Svarbiausia, savo laisvėmis neapriboti kitų laisvių. Nedaryti kažkokią harmoniją ar dar kažko. Tai mes su bendruomenė ir daug bendraminčių kitų to ir siekiam. Teisingai darot. Ir šitie artėjantis rinkimai parodys, kaip čia bus. Rinkimai. Išrinkti galima nebent utelės iš kažkur, iš bežionės. O kodėl tas žodis tokie rinkimai irgi? Aš čia dar nesenai irgi pakalbėjau, kas yra balsas, kai einam balsuoti, atiduodam balsą, dedam į urną, ten urną pelenams, ten sudegusio žmogaus skirta. Irgi aš nekėjau. Įdomu, iki pat rinkimų čia bus įdomių dalykų, nes žmonės jau dabar nebe tokie jau kaip anksčiau, jau pamasto kiek giliau ir mato daugiau. Bunda masto, bet kaukės nešioja kai kurie tokias. Kai kurie tokias, kai kurie netokias. Koroninės. Nu. Tai sakant, dusinas. Gerai, jau ko gerai, biškį jau ilgokai pašnekėjom. Ačiū už nuostabų filmą. Stengsimės daugiau padaryti. Jo. Naujų pašnekovų gal atsiras. Gal ir atsiras. Kažką gal ir pakviest galėsim. Gal kas pasisiūlys. Taip. Būtinai. Gerai.